praėjo dar viena 13 Širvynė. Mūsų šventė, kurios kasmet laukia Rokiškio kraštas ir tikriausiai visa Lietuva ir be abejonės aš pati, kaip viena organizatorių. Nes ši šventė yra labai artima man kaip tiesiog mėgstančiai poeziją, mėgstančiai literatūrą, mėgstančiai Pauliaus Širvio eilėraščius. Ir man labai brangi mūsų kraštui, nes poetas Paulius Širvys yra susijęs su Rokiškio kraštu. Čia mes stovim Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos kiemelyje, kuris pavadintas Pauliaus Širvio vardu, kuris buvo įrengtas minint jo 100-asias gimimo metines. Ir ši siena yra skirta Širvynei, kurioje pavaizduota keletas akimirkų, kurių yra labai daug. Ir tos akimirkos iš tiesų yra nepamirštamos. Tikriausiai kiekvienam, kasmet dalyvaujančiam Širvynėje, taip pat ir man. Nes prisimeni tuos momentus, kai išgyveni dėl lietaus, kai brendi per purvą, bet vis tiek eini ten, kur tau gera. Nes ta vieta, Degučiai, Pauliaus Širvio tėviškė, traukia savo aurą, traukia tą aplinką, kurią sukuria paties Pauliaus Širvio asmenybė, jo poezija ir visų, kurie ateina į tą šventę širdyse nešama meilė poetui. Tai labai kviečiam visus kiekvienais metais rugpjūčio mėnesį, 1 rugpjūčio šeštadienį į tradicinę šventę Širvynę. Aleksandravėlės kraštas, aišku, yra labai gražus savo gamta, bet renginiai ir šventės pas mus yra tikrai irgi nuostabios ir kultūrinė pusė pas mus tikrai veši. O pristatysiu, aš manau, kas mus labai garsina, tai mūsų Širvynė. Šventė tokia. Širvynė tai yra poetai Pauliui Širviui skirta šventė, su kuri sukviečia labai daug gerbėjų, mylinčių jo poeziją. Jinai yra švenčiama Degučių kaime, ten, kur yra poeto tėviškė, o čia mes esame miestelio centre, taip pat yra ir jam skirta medinė skulptūra. O šiaip tai šventė prasidėjo 2012 metais, kada buvo parašytas projektas ir nuo to laiko mes nepadarėm jokios pauzės ir jau šitiek metų tęsim tą tradiciją, ir kuri ką tik ir dabar neseniai nuvilnijo tą šventę, subūrusi labai daug žmonių, gerbėjų poeto Pauliaus Širvio poezijos. Pratęsdama Almos mintį, kodėl Širvynė? Ogi todėl, kad čia gyveno, augo, mokėsi poetas Paulius Širvys. Tai yra istorija. Tai aš noriu papildyti, kad vis tik tai istorija yra mūsų kertinis akmuo. Pilenės kalnas. Anksčiau Aleksandravėlė vadinosi Pilenė. Čia tose kalno lobėse, čia slypi, žinokit, vyno rūsiai, nes čia buvo Snuplė kažkada. Kančiama buvo ir Rusija būdavo vyno rūsiai. Ir ant to Pilenės kalno, prisimenant tą mūsų buvusį kaimo pavadinimą, vyksta nerealiai graži šventė Liepos 6, kai jau 12 metų, galima, jeigu neklystu. Mes pradėjom 2009 Mūsų kaimo kiekvienas kiemas pasipuošia lauko gėlių puokštėm, būtent lauko gėlių puokštėm. Tokios tradicijos grįžinė. Turim mes dvaro parką nuostabų, kur irgi vyksta šventė. Dvarą neišlikę, bet istorijų, alėjos liepų išlikę, istorijų, pasakojimų išlikę daug. Taigi yra apie kiekvieną kampelį, netgi tas prūdas, irgi ten turi savo istoriją. Viskas, kur veisi, tas namas, irgi turi liūdną istoriją. Na, žodžiu, visur kur eisi, visur yra istorija. Ten yra kultūros lobiai. Taip, ten yra lobiai, nes visur kažkas įdomaus. Kažkas, ko, žmogus užgirsta ir sako, vau, kaip įdomu. O galiu pasakyti, kad toks centrinis ir gal įdomiausias ir gražiausias pastatas yra mūsų bažnyčia.
ir joje kunigavę kunigai. Tai daug turim gražių prisiminimų. Pernai mes labai domėjomės Savicku. Pranas Savickas rašęs eilėraščius, vienas pirmųjų lietuvių kalba ir kunigavęs čia 30 metų. Bet dabar užkliūva ir kita pavardė, kitas kunigas. Tai Staniulis, apie kurį pasakojama, kad jisai buvo be galo ypatingas. Pas jį atvažiuodavo iš visos Lietuvos atlikti išpažinčių iš viso gyvenimo. Ir tiesiog miniuose, kada jisai 29 metais prieš Velykas mirė, tai žmonės ne tik bažnyčiai per jo laidotuvės netilpo, bet ir šventorijos netilpo. Palaidtas jisai gale bažnyčią savo, priešingai tas Pranas Savickas, kadangi jisai rašė vietinę kalbą apie vietinius žmonės, buvo nemėgiamas valdžios tuometinės ir jį netgi palaidojo kapinėse, dėl kurio palaidojimo vietos taip ir yra kelios versijos. Mes jau daugiau koncentravomės ties ten, kur koplyčia, kad prie koplyčiai palaidotas, bet paveldė kitur įamžinta, vienu žodžiu dar yra mįslė ir reikia dar ją įminti. Nu ir iš viso pats didžiausias turtas tai yra žmonės. Žmonės, kurie viską daro, prisimena ar daro, kūrė naujai. Tai mano nuomonė toks turtas. Na, žmonės gyvenantys pačioje Aleksandravėlėje ir išeiviai iš jos gali rasti labai daug informacijos ir pasakojimų, apie kurias pasakoja ir mūsų gerbiamos kolegės Facebooko grupėje Aleksandravėlės parapijos muziejus. Ir šitas projektas atsirado ganėtinai neseniai, tai yra prieš gerus 2 metus ir šiandien vienyje daugiau kaip 1000 narių, daugiau kaip 1000 narių, kurie kelia savo atsiminimus, tiek žodinius, tiek įvairius dokumentus, nuotraukas ir kyla labai daug diskusijų, kuomet bandoma atpažinti, ar tai kokie įvykiai ten yra pavaizduoti, kokie žmonės. Ir iš tikrųjų, kaip ir teisingai sakė Genutė, kad žmonės, kuriantys žmonės yra didžiausia vertybė. Ir prie tų kūrenčių žmonių aš noriu pridurti ir gal jūs pritarsit, kad šiemet mes minim labai gražią sukaktį, turim labai gražią parodą, žukliams skirtą ir tikrai tai yra žmonės, kurie mūsų kraštui yra labai reikalingi su savo darbais, su savo idėjom, mintim ir mes su jais susitiksim labai neužilgo, kada vyks parodos pristatymas per Patiešimą, taip mūsų